Šį kartą mus Janis pasikvietė pagaudyti profesorių Upėtakį. Žinok, lydekos su upėtakais kartu gyvena. Kur Upėtakis, pasakyk man. Tu skaudu. Čia va šitą duobę. Ne, upėtakis didelis, upėtakis. Išėjimas. Eina. Yra. Oi, nuėjo. Labas rytas, Edgarai. Labas rytas, Janė. Ir vėl jūs atvažiuoja čia kažkur. Žiūriu, stovi Mersas raudonas. Nu ką padarys ir žiūri, Janis dedasi spiningą, o mes taip užsimanėm tų upėtakių pagaudyti. Plius dar tau skola nuo šapalų liko neapmokėta. Tai viskas prie to pačio. Kadangi truputėlį pavėlavom, tai dabar šaunam prie upės, o paskui skolą pasiaušinsim prie pietus. Taip. Jeigu kas nematė, tai va pasižiūrėkit mūsų praeitą video, kaip dėžę alaus Janiui pralošiau ant šapalų. Gal dabar irgi padarom kokį? O, Žiūrėk. viena žuvis, kam didžiausia? Gerai. Ir tas stato gerą kepsnį. Gerą kepsnį, sutarta. Viskas, labai gerai. Vėl įdomi laida laukia mūsų. Ir šį kartą mus Janis pasikvietė pagaudyti profesorių Upėtakį. Profesoriai vadinasi tie didžiuliai. Aš tokių nepagavęs dar, bet labai tikiuosi šiandien pasigerinti savo rekordą. Pavyks? Žinok, jeigu jie kips, koks savo rekordas? Nesakyk. 40, tai nedidelis. Žinok, 40. Šitoj upėj, šitam ruožė, prie pat kelio, mes pagavom per dieną 4 upėtakius virš 45 cm. Tu neerzink, eina. Tai čia, eina. Bet kas įdomiausia, dar Janis pasakė, kokiais masalais gaudyti. Tai aš parduotuvėj truputėlį teko pakrapštyti galvą, nes masalai nuo šiam cemų iki 80 vos nelydekiniai vobleriai. Tai kelis irgi pasiėmėm dabar jozurikus, duel hardcore'us, paskui parodysim plačiau, papasakosim Janis ant ko gaudo, o dabar, kol dar neįsidienojo, norim pagauti upėtakį, tai lekiam. 2 valandos tokias yra, kad... Tai lekiam. Čia jau pradėsim? Jo. Čia pirmas tas ruožas, kur užtvanka prasideda. Tai čia ir jie gali būti jau čia. Ir žeminė yra upėtakiai, bet ten jau, žinok, lydekos su upėtakais kartu gyvena, kad... Labai gali būti brangi žvejyba su fluorokarboniniais pavadėliais. Ok, tai kur ieškoti va čia to pavasarinio didelio upėtakio, truputėlį papasakok. Tai jau žinok, jau pavasaris jau sunku toks, jau šilta, jau viskas. Nes kai šalta, tai žinok, kuo gilesnė duobė, tuo geriau. A dabar jau reikia kažkur seklumoj pasižiūrėti, bet vis vien, srovėje jie dar nesilaiko. Žodžiu, visur žutekiai, pagilėjimai, šakos po šakom. Standartas. Kai jau yra karštas vanduo, toks 16-17 laipsnių, nu jau galima ir 20 cm gilyje mesti, ten jis gali stovėti. Bet dabar, jau kažkas kažką valgo. Pabulkavo? Jo. Okay. Bandom? Bandom, kadangi masalas visiškai naujas man. Aš pasižiūrėt, kaip dirba realiai. Šiaip fainai tvičinasi. Fainai, jo. Labai. Matai, kur toks tas ragas jau ten. Okay. Ant jo ir palei šakas ten. Palei šakas pabandyti. Aš turbūt šiandien daugiau kalbėsiu, įrodysiu, nieko žvejosiu, tai... Pagidausi, mano, ne? Pagidausi. Labai gerai. Pirmas įmetimas prie kojų, ten 5 metrai gal. Tokį? Jo, ir po to tik. Kai kažkaip širdis sako, kad reikia, paeisim dar žemyn. Čia toks gražus tas. Dabar tolimesnį nedaryti jau. Jo, dabar jo. Neš į kitą pusę. Aukštyn užmėsiu. Visą laiką agresyvus tvičas, ne? Ar darai pauzytės? Darau. Ypač kažkur, kur jau tokia rimtesnė vieta. Faina ta vietelė palikta. Negazink čia. Čia žinok, man jau, kadangi aš jau paskutinis
mėnesį pusantrą žojoju beveik kas antrą dieną. Tai man jau šitas yra kaip, tik jaučiu, kad wobleris tik pradeda kažkaip kitaip. Negu įprastai. Negu įprastai, tai kirsk. Refleksas. Refleksas jau, čia jau. Dabar yra klausimas. Eisim žemyn, kur galima pagauti labai didelių upėtakių, bet ir lydekos yra. Arba einam jau aukštyn ir žvejojam srovėje. Nu, Čia toks. kadangi pas tave atvariau į svečius, tai leisiu tau nuspręsti. Nu čia yra gerai einamas ruožas. Nueisim žemyn, pasižiūrėsim. Ja. Žinok, lydikėlį irgi įdomu patraukti. Tai faktas. Čia net gal labiau norėtųsi to sunkesnio. Čia nuleis, kad gerai po šakom. Bet čia jau būtų buvęs, būtų Jau paėmęs. būtų buvęs, jau būtų ėmęs, jo čia. Žinok, tokioj vietoje galima tik su džigu, jeigu jis neina ant woblerio. Ant gumos, ne? Guma, jo, tai krapštyti. Atsargiai briedžio. Na šitą reikia, čia prie šakų. Na čia jo toks, čia ir galima, čia lydeka gali būti, bet tur, kur gali būti lydeka, turi didelis upėtakis gyvena. Nes jie labai jau panašiai, kaip pasakyti. Kuo didesnis upėtakis, Fuck, turėjau. jo, mačiau kaip nuėjo. Gerai. Jo. Pirms kibimas. Vienas kibimas buvo. Gavai kibimą, tai čia jau reikia valyti viską, jo. Lydeka, man atrodo. Ja. Kaip ten sakei su lydekom, Janė? Lydekėlė, jo. Ja. Silkė. Silkutė. Jozūri. Amam. Kur upėtakis, pasakyk man. Višlių pagalbos. Bus skaudu. Ačiū. Aha. Štai višta ožka. Nu, bet kontentas yra. Kontentas. Ką padarys? Jozūrių kabliai aštrus. Jeigu pamatysite manęs kraują, tai žinokit, kad žuvis nenukentėjo. Tik žvejys prasileido truputėlį. Silkutė. Dar viena. Nešiuplėsik tinklelio. Tai čia. Mokykimės iš Edgaro klaidų, iš karto imkim. Labą dieną, žvejybos reikmenį. Šiandien gaudysim lydekas nuo kranto. Upėtakiniais masalais. Upėtakiniais masalais. Be pavadžio. Oi, kaip jie viskas sugraužyta tokia. Upelį geriau gaudom. Bet geriau jau upelį, nes kartais sakau, čia tai upėtakai kažkaip susideda taip, kad čia prieš tų šakų galima 1, 2, 3 pagauti, bet dabar atrodo, kad čia gal dar vanduo nėra toks šiltas, kad jie norėtųsi nuo užtvankos jiems čia kažkur prie srovės laikytis. Bet nu, Jozūri dirba. Ant lydekų tai tikrai. Nu čia jis gyvena.
Ne, bet važiuok su šitu, gal jis nusileis greitai po šakom. Čia tikrai tokia vieta 9 čia yra 10 iš 10 žodžių. Nu, čia yra pagauta. To sunkesnis wobleris, jis nusileidžia iš karto į darbinį gylį. Not this day. Skambutis žmonai. Mieloji, žinok, sulūžo Mersas. Atleisk, negrįšiu. Savaitę. Nu, pabandyk ten prie šakų kažkur. Nes čia jiems paskutinė tokia vieta, pro to, kai prasideda srovė, tik duobė. Čia dar įmanoma ir tiesiosios vos ištraukti, ne? Jo. Neblogai. Neblogai. Ten susirasim. Nuskrido. Nu jo, ilgas kotas 2,30, čia kiek? 5. Priprasti reikia truputį. Graži vieta pasimelst. Suteik Neptūne mums stiprybės, nepalaidoti voblerių ir pagauti įspūdingą upėtakį, kuris gyvena tavo gelmėse. Amen. Amen. Prieš ar užmest? Prieš. Dešiniau, ne? Tai aišku, pirmas metimas, tai visada Vanduo labai giedras dabar, švarus. Tai ant kelio, nes kitaip upėtakis baikštus, jis pamato tave greitai. Šešėlį pamato ir viskas. Kai įmeti tokiai vietoje, padaryk pauzę truputį. Kad paskęstų. Nereikia iš karto jį traukti, bet... Tai gal jis truputį ir dabar. Nes kartais jis puola kaip šapalas. Įmeti, palauki truputį ir tada jis paima. Gerai, mano. Pabandyk su savo. Nu jo. Išėjo. Yes! Mačiau, kaip išėjo iš krūmų ten. Įmečiau, išėjo toks vienas, antras ir prie pat išėjimo iš duobės paėmė. Pabandyk tu įmes, gal dar vienas ar tas pats paėms. Ir ant greito svičio, tokio greito man ėm, bet tu keisk, pabandyk lėčiau, padaryk pauzės. Bagai. Toliau paimk. Šalin. Opa. Ant čia paims, kaip galvoji? Nepaims, ne. Nu, padaryk metimą. Padarysi, jo. Lauksiu. Antrą kartą? Antrą kartą. Ką tu? Pas tave geriau. Nu gerai, būsim apvalėje. Ai. Dabar žiūrėk ten, kur tas nuvirtis medis. Man ten labai didelis nuėjo. Labai didelis. Išėjimas. Eina. Yra. Oi, nuėjo. Oi. Tuoj. Ai. Nu, buvo geras išėjimas, gerai paėmė. Bandysiu dar kartą. Neeik čia. Eik šalin. Dink. Yra. Žuvis. Ai, kurva boberas. Nagi. 2 kart iš eilės. Kaip čia jie taip? Su trišakiais.
Nu, duodam rūkytiem. Opa. Yra. Mažas, bet yra. Iš trečio karto. Buvo du didesni, vienas toks, ganėtinai didelis, 40 cm. Ir šitas iš trečio karto paėmė. Vis tiek, atsidarėme, neliečiam jo šiltą ranką, truputį padedam ranką į vandenį. Ir tik tada įmam upėtikį. Oi, kažkas jį sukandys yra. Iš 3 kartų. Buvo du tokie geri, vienas virš 40 cm, šitas iš trečio karto paėmė mažas. Bet dabar aš jums parodysiu, kaip galima juos truputį apsukt. Tai bus. Dar vieną kartą įmesiu ten prie medžio. Ne, dabar tyliai eisim aukštyn ir ten plukdysim žemyn jau woblerį, bet ten nereikia tokio kaip dabar heavy, ten plukdysim lengvesnį tokį, kuris plaukia. Dabar bus vienšakiniai kabliai, nes ten reikės woblerį visiškai prie pat medžių. Tai čia dėsiuosi rydžą. Jis nėra plaukiantis, bet jis yra toks labai lėtai suspenderis toks. Ir su vienšakiniais kabliais. Tai jį galima į medžius įleisti ir melstis, kada bus upėtikis geras. Duokim jau plaukt, kada jis plaukia, ten vidury į šakas, neša šrovė ir tvičiname. Jis ten dabar visai po medžius yra, kad visai paleistas kokį pusmetrį po medžiu ir tada po truputį su pauzėm leidžiam ir vėl, kad jis įeitų. Bet ne. 3 upėtikai nuo vienos vietos du bandė paimti, vienas ir buvo gerai pakibęs, bet kažkaip nesu trišakiais nepaliko ant kablių ir vieną mažytį pavyko pagauti. Bet dabar artėja dienos viduris, ne tas geriausias metas, upėtikai žūklė. Aš tai lydekas pagaudau. Jau nenoriu antrą kartą. Varyk pirmas. Gerai. Va. Ten. Ant kampučio, ne? Ant kampučio ir irgi ant kelio, nes jie jau bus gali būti prisispaudę čia ir irgi pirmas metimas prie kojų. Bet čia srovė, ten prie medžių. Ir viską reikia išdirbti. Ten tą medį kažkoks wobleris, ar tik man taip atrodo? Matai, Atrodo, kad jo, kažkas ten. Raudonas. Raudonas, po to reikės pasižiūrėti. O, matai buvo? Aha. Nuspindėjo šonas. Dar kartą. Mhm. O čia va šitą duobę. Irgi. Iš šitos vietos kaip eini. Ne, upėtikis didelis, upėtikis. Ohoho. Yes. O, gražuolės. Geras. Ačiū, Janai. Jau sureagavo, šoko žmogus.
Gražus. Gražus, jo. Žnyplės. Kad ir vėl nebūtų mums fokusų visokių. Matai? Jo. Gerai pasakyti. Bet aš ir pagalvoju, kad lydeka, nes Aš irgi jo pailgas didelis. toksai. Jo. A, turi liniuotę, man atrodo, dabar jau reikia pamatuoti šitą. Neturi? Sprindžiais. Atvažiavo žmogus gaudyti savo rekordinių upėtekio. Aš galvoju, pasirūpė. Bet čia, žinok, man yra 50 cm nuo čia iki čia. Yeah. Nu, tai čia, žinok, kažkur apie 40, žinoma, kad oi, stiprus toks. Nu, 40, 100% yra, čia yra 50 cm Iki čia skaityk. Nu tai, kodėl 70 mm wobbleris? Nu čia labai galima, žiūrėk, kas čia, jis ir didesnį kąsnį gali drąsiai. Visiškai jiems čia toks, nu, nieko. A jeigu yra 50 mm, žinok, tai čia iš vis nieko jam. Desertukas. Desertukas jau, čia jau, nu, toks. Nu. Ja, ne GoPro įkrito. Ne, aš tiesiog, kad tuoj. Nu, gražiai. Ačiū, Janė. Nu, rekordą pasigerinu, bet tikėkime ne paskutinį šiandien dar. Turbūt reikia dabar pasižiūrėti, ar Tai kitas trofėjus. Dabar žiūrėk, čia dar pratikrinam ar? Mes jau čia, žinok, galime patikrinti, bet jau tai Mažai tokį šansų. garsą padarėm, kad Jo. rock'n'rollas mums čia buvo. Ką gero? Ar jie atrautas? Blizgutė? Blizgutė, ja. Jau pagyvenus atrodo jau. Visi iš upės šiukšlės ištrauktos. Einam tolyn? Gerai. Man atrodo, žinok, ant akis 45. Na, įsimatuosim. Pasižiūrėsim, ja, tik taip. Prognozas toks. Prognozės. Nu, tavo akis turėtų jau gerai būti atmušta. Matai ten, kur tas medis akmuo ten. Aha. Vasara, karšta, vandens dar mažiau. Nueinu ten, įmetu čia ir irgi toks pats paima. Jie čia laikos, nes čia degonės daugiau gauna. Jo, degonės. Bet čia vaikščiota yra. Pas mus dabar buvo 4 laisvos dienos. Na ką, gaudėm šį ruožą, dabar Janis kažkur vešis prie kito. Visai neblogai, važiuojam toliau. Pervažiavome į kitą vietą ir prieš valgysime. Reikia pažvejot. Jie dar ruošia kameras, aš jau ėjau pagauti upėtakio. Buvo iškart kaip kalė davė. Atbėga prie upės ir pirmas kibimą turi. Draugiškumas Latvijų tai neišpasakyta. Tik sustojom, pamatėm vietą, Janis parodė. Kažką kalbu, jau žiūriu, bėga, jau prie upės jisai. Gražus kibo. Nemačiau, tik buvo toks geras prilaikymas. Andi Vecvediņš, Latvijos čempionas Muselinė, atvažiavo, jis sakė, Jonai, žiūrėk koks šlakis. Aš sakau, čia 200 metrų šlakių nėra. Teoretiškai jo, jie galėtų čia būti.
Bet taip čia yra... Praktiškai ne. Praktiškai ne, čia yra užtvankos tos didelis pastatytos. Čia ne, viskas. Tokio didelio upėtakio nėra. Jis sakė, buvo toks kaip rankos ilgio. Sveikinimai tau. Ačiū. O, gerai. Einam, valgys. Einam, pietausim. Be savo griliuko, tai praeitų metų atradimas į gamtą niekur. Tiek mes lašišą žvejodami kepamės labai gardžiai maistą, tiek pertrauka tarp upėtakių žuklės. Gerai atrodo, Janė, ne? Janis kablius keičiasi, Edgaras valgį daro, bet ne. Kol darė pietus, Edgaras, aš negaliu, žinokit, sąžinė čia truputį neleidžia šitais trišikais tiek daug žvejot. Keičiu trišikais. Dėsiu asistus tokius. Janė. O! Kad trošku nebūtų prie maisto, praeitų metų lažybas gražinam prieš visus žiūrovus. Užteks? Dienai užteks. Dienai. Normaliai žvejybos dienai. Gerai, dabar šiandienos irgi nepamiršk, kol kas laimiu dar. Bet dar pusę dienos. Pusę dienos, ja. Gerai, užkandam greitai ir lekiam toliau gaudyti. O, buvo geras, išėjo. O, ir... Nu, imk. Ai. Šau, viskas gerai. O, matot? Nedidelis tas 30. Bet jis ten yra, nori valgyti. Ja. Eina. Durniau, imk. Tai užsidėjau heavy, sunku woblerį ir išėjau iš prieko ir vėl vėjasi jis. Reikia jį bandyti paduoti giliai ir tvičinti. Yra, atėjo? Ble. Atėjo? Pai, buvo! Aha, nagi. Ilgos pauzės. Nu dabar jau viskas, jau viskas. Kiek galima čia durnium laikyti. Na gerai, viskas. Keičiam vietą. Ten priekyje tokie medžiai suvirtę. Ten. Ir viduriuką, ar į kitą pusę? Pabandyk čia. Dabar po eglė. No. Niekas netėjo. Bet pagrindinį tą vietą ten, kur net įmest neįmanoma. Ir vieną po šaknim noriu pakišti. Labai šitas.
Yra. Išėjo, jo. Čia, srovės stoja, jo? Jo. Išėjo. Norėjo griebti ir nesupratau, kol nepagriebė. Ne. A, ne, pajudėjo. Reikia uždėti tą heavy. Heavy? Heavy reikia, jo. Ten turėtų būti dar 1-2. Jie ten draugiškai gyvena. Čia va, jis čia, žinok, buvo vėl prisivijęs. Yra, buvo kibimas. Sakau, jis va čia. Įėmė, jo. Dabar tau reikės kastinginį daryti metimą tokį gražų. Tarp tų šakų, matai? Šiek tiesiai. Matau. Bet jeigu bus, tai kirsk ir trauka. Yes. Čia toks būna, upėtokių žvejų, pamatai potencialią vietą, svarbu užmest, o paskui išsitraukti, paskui sugalvosi. O, labai geras metimas. Ne. Eikam iš priekio dabar. Tik tyliai, ne, viskas, neiti. Nelip per šakas, aplinkui reikia eiti. Nu, kas čia per žuvis. Jokingiausia, kad pagau per šoną, bet woblerį tai puolė. Priėjom labai gilią vietą. Tikrai gilią ir jo zūrikas tiek neužneria, nes jis toks slow sinkingas. Tai užsidėsim hardcore. Janis jau su juo buvo privilioję žuvų, nes jis tikrai ganėtinai greičiau skęsta. Iš karto kaip gilėja. Ir buvo smūgis. Bet tik per rankas jautėsi. Sakiau, kad reikia šiek tiek tokios vietose išgiliau pabandyti. Fainai, kad gali grinai po šakom paleisti jį. Kaip greit gilėjantis, greitai skęstantis, srovytė užneša į tokią potencialią vietą. Ir paleidinėjai tiesiai prieš akis pagal principą, idėją, kur turėtų jis būti. Atsivijo, bet kažkokia, ne, čia tų kažkokių žuvyčių keistų būrys, bet sudominom. Ja, neveškom. Kaip lūšim, kaip galvoju. Nesuprasi tokią irgi. Labai fainas puliukas, graži vieta. Visą nuo aukščiau iki žemiau. Pratvičinau, nieks net neatsivijo. Ir čia va, palei tuos medžius. Vadovėlinė atrodo vieta. Na, bet gerai sakai. Ten, žinai, kur sėdi, ten ir turėtų sėdėti. Čia visur gali sėdėti, bet niekur nesėdi. Na kaip, du matėm. O! Matai? Mačiau, trečią. Ir visai neblogas. Jo. Imk. Įmė. Vėl. O, didelis koks! Matai buvo vėlis. Lydeka tai buvo, bet čia už tai nebuvo lydeka. Nu kur čia, jeigu čia upėtikis, tai buvo didesnis. Dabar. Lydeka, dabar lydeka paėmė. Bet prieš tai nebuvo lydeka, jo.
Nori patirti? Ne, nenoriu. O, yra. A, lydeka. Jo. Ko aš čia jo taip pasižiūri? Serga gal kažko? Nežinau. Nepanašu, kad griebta būtų. Ne. Neįsmigo niekur dar. Ai, pirštas, ne? A, burna didelė. Kokia didelė čia, pas tokia lydeka. Taškuota. Kaip upėtakis. Pusėserė. Skaitosi, ne? Ne, dėja. Na, Janis, čia ruožas tai truputėlį kitoks negu prieš tai gaudėm, kur šitose vietose turėtų slėptis tie mūsų įsvajotojai profesoriai. Prie šakų. Duobės ir prie šakų. Bet tai taip jau čia ir gyvena, kad dėliose vietose visur, kaip matome, srovė yra, tik upė ganėtinai didelė. Čia yra panašu kaip su lašiša. Eini savaitę jo ir jeigu per savaitę 2 gauni, tokius 50 cm, tai jau gerai. Ne, tai faktas. Su lašiša būna ir 2 metus negauni. Nu jo. Gerai. Nu, vesk, kur jie slepias, parodė. O, turiu. Geras. Įsijungęs. Lydeka? Eik tu. Atsiprašau. Biškai nutirpo buvo rankos truputėlį. Bučiuosi? Pabučiuok už mane. Ai, tu savo. Nu, Man jau atrodė, kad buvo upėtakis jano. man irgi, žinai, toks tamsus, kažkaip tai pasirodė iš savo vandens, iš tokios vietos. Eina, savo, kai buvo smagu. 2 kart lydeką įmė. Florikas biškai pasišerpėtojas, truputėliau supil. Nutrūko, tai geriau jo. Šiek tiek pasitrumpinti. Bet ant brangaus woblerio ar dar brangesnio upėtakio, kad netektų paleisti ir prarasti. Yra Lydeka. 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 Prisiveisusios jos čia. Ir šoka kaip upėtakis. Žvakės daro. Suskė.
Yra upėtakis. Geras. Geras. Nėra. Geras upėtakis buvo. Toks didelis. Kaip visą laiką, čia kurioziškos situacijos žvejyboj vyksta, kol operatorius keičia mum mikrofonus, su Janiu stovim, nes sakau, kas čia buvo. Sako, ai čia bėgau, čia upėtakis, tas. Sako, atsėdam, papasakos, kiek įdomu, kaip nespėjo operatorius ateiti, mes ką iš didžiajų, kiek nufilmavom. Einam ten, sakau, palauk, čia sakau, labai, va, ta graži vietas, kur čia tau ir kybo, jo, užmečiau, pravedimą darau, bam, upėtakis kitas iš tos pačios vietos. Dar vieną, žiūrėk. Čia reikia heavy flatą, blei. Dar vienas, keisk masalą. Bet jau paskui nepasirašė. Nu tai čia papasako apie savo tą dydį, kaip nutiko. Kas atsitiko, kad nepavyko. Nežinau, kas atsitiko. Didelis upėtakis buvo. Didelis tiesiog. Buvo taip, kad supratau iš karto, kad reikia dėti skęstantį woblerį. Pakeičiau iš Shimano į, kaip jis vadinasi čia? Heavy flatas. Heavy flatas. Uždėjau heavy flatą, patveičinau ir paėmiau upėtakis, toks geras tavas, toks geras kaip snys. Nuplaukė kaip snys tave šį vakarą. Kol jis ratus darė, to jau leidžiau jam truputį ten, kaip pasakyti, džiaugtis, pasižiūrėti, kaip jis ten leidžia į ratus daro, gal mąsčiau, kada pavyks atvykti operatoriui, tada upėtakis suprato, kad reikia žemyn srovė. Ir aš žiūriu, Janis bėga paskui. Ir aš bėgu paskui. Ir žinok, man stabdysi labai, stipriai uždarytas. Toks, kad, stipriai uždarytas. Bet ir su visi uždarytų stabdžių, kaip jis ėjo, taip ėjo. Ir ten į medį nuėjo ir nusirovė, tai žinok. Aš žiūriu, Janis įkišęs graibštą, ką ten galvoju, daro valasi paisos, atsipalaidavęs. Supratau jau tada. Nieko. Nuplaukė kaip snys tavo tikriausiai iš vakaro. Bet dar ne vakaras. Dar truputį galima. Dar galime. Dar keliaujam, patikrinam potencialias vietas. O tokiam plynam lauke nelabai jau būna, ne? Būna. Ar pasitaiko irgi? Būna. Būna, ne? Aš sakau, tos didelis upėtakis jau čia, jau kaip lydekas pradėti gaudyti. O šitaip kaip lydekas pradėti gaudyti. Dar pasakėjai. Ir dar graži. Reiks paskui suskaičiuoti, kiek čia lydekų per dieną. Jaučiu didžiausia šiandienos, ne? Jo. Šitą lydeką bus suvalgyta. Ir kai aš ją valgysiu, aš labai šypsiuosi. Šiandien jos man užknyso nerealiai tiesiog. Riebi, stora, pavalgysi. Viskas. Ir negyva. Negyva. O taip. Mėsininkas. Dar biškiai einam, ne? Tai dar biškiai pakalbėtume. Patiltų reikia ten. Tokios rytės ant spinningo nelabai dar matęs, bet šis FL veteran modeliukas visai neblogas šiandien. Ir upėtakį ištraukia, ir lydeko, ir lengvas, ir patvičint gali, ir su amortizuoja žuvies kibimus. Toks setukas su Carbon GT ritelė ir gražiai akiai atrodo ir puikiai tarnauja. Tai šiandien išbandėm tokius
ekonomiškesnius įrankius, tai paskui paklausim Janio nuomonės, man tai kol kas tai viskas labai patiko. Sakai, didelis upėtakis, realiai upelį gali būti visur, nes čia dabar lydekinė vieta, klausi Janio, upėtakių pagavę. Tai jo, čia didelių irgi pagavę šitoje vietoje. Aš čia esu pagavęs tokį pat didelį upėtakį. Kaip iš lydeka buvo. Nu, geras. Ta pati, tik nuo tos pusės, čia metant. Ir jie kažkaip čia sugyvena. O dabar su pravedimais. Mačiau irgi skirtingus darėjai. Tiek lėtesnį tvičą, tiek greitesnį. Nuo ko priklauso, kokį reikėtų šiaip pasirinkti pravedimą, ar nuo srovės, ar nuo ko? Vienas yra srovė. Ir kitas, tu jau eksperimentuoji, ant ko šiandien. Man atrodė, kad šiandien tas upėtakis daugiau reagavo ant tokio agresyvaus pravedimo. Nes nebuvo ne vieno išėjimo, ne kibimo upėtakio ant lietaus. Pravedimo, ant pauzių. Ten, kur buvo išėję, buvo visados, kad ganėtinai greitai reikėjo traukti. Pažiūrėk, tarkim, mūsų 5 kartus tas vienas upėtakis išėjo, ten irgi tas heavy flatas buvo uždėtas ir ganėtinai toks agresyvus tvičas buvo. O kada lėtesni veikia arba arti? Šalta, bet dabar jau ne šalta, dabar vandens temperatūra ganėtinai šilta ir jau galima. Lėtesnį tokį, kai vėsesnis vanduo realiai daryti. Anksti pavasarį. Čia jau vanduo jau nėra 4 laipsniai, jau šiandien jau įdedant ranką į vandenį jau ganėtinai gerai jautiesi. O masalo dydis irgi kaip šyla, tai truputėlį mažinėsi ar visą laiką dideliais? Man 70 čia yra mano standartas. Čia, kai jau aš didinuos, kai jau dedu 80-tukus. Jo. Tada aš jau didinu. Bet čia pas mane į dėžės keletą, tik 60 mm keletą. Bet standartas 70. Nu, laimikiai paskui kalba patys už save. Ne tik tas 30 cm upėtakis, jis be problemų ima tokį masalą. Mes palyginam šiandien su savo to 44 cm. Ne, ten 60-tukas buvo. A, ten buvo 60-tukas? Jo, 60-tukas Juzurikas. Nu, bet čia tau 60-tukas, jo? Jo. Bet, nu, jis jau pasižiūrėk, Juzurikas, jis lyg ir, nu, šitą 70 mm, bet pažiūrėk, jis yra didesnis. Taip. Ant savo profilio jis yra didesnis negu 70 mm. Tai, kodėlgi ne? Jeigu griebio. Ir tas masalas ant to didelio, nu, taip pat nebuvo didelis, normalus upėtakis. Normalus, jo. Jis atrodė mažas. Nu, palyginus taip. Na ir dar kas, kad mažiau traumuoja. Tas didelis masalas nėra, tai trišekai, tai arti vienas prie kito. Ir į burną taip giliai ir žiaunas būna, nesulenda, lengviau užtraukti. Aišku, tu tai mačiau keiteisi į vienšakius. Taip, pakeičiau keletą masalams į vienšakus, nes buvo šakotos vietos ir taip toliau ir man vis tiek kažkaip. Vienšakis geriau, truputėlį ta visa dugno reljefo ne taip kabinasi. Šakos ir greičiau atsikabina ir jeigu žuvis užsėda, tai realesnis atvejis, kad ir išsitrauksi tada su vienšakiu, nes... Jeigu užsėda jo. Jeigu gerai užsėda. Neišsuka kablių. Jo, nes trišakis tai būna graibštė, žiūrėk, su kiek trišakių prilaužo, ištrauko ir panašiai, tai lygiai taip pat. Nu dabar paskutinė žuvis man irgi nuėjo, nes jis įlindo į medžius ir pradėjo suktis. Ir buvo tik vienas kablys į burną įlindęs, antras kablys į medžius įlindo ir viskas. Viskas. Nuplėšė voblerį. Keliam dar patiltų? Jo. Gerai. O Jani, kada apgaudyt vietą prieš srovę, kada pasroviui, nes šiandien ir tu mane užvedėjai, irgi gaudėm ir iš įvairių skirtingų pusių. Kada iš praktikos tau patogiau? Kada patogiau. Realiai, kada patogiau, tada ir žvėjoji. Nu, būna, kad tu negali nuo pačios prieiti, užmesti. Tada eini aukštyn ir mesk taip, kad žemyn būtų galima. Nes šiaip kaip tai tvičinė, tai skirtumo nėra. Ar tu prieš srovę tai darai. Nu, pavyzdžiui, vobleriai tai pastebėjau, kad tie hardcore
tai prieš srovę truputėlį geriau dirbo, nes jie sunkesni. Jie labai gerai dirba tose vietose, kai buvom ten prie to medžių, kai nėra reguliarios srovės, kai jie visai netolygi tokie. Jo, tada... ten atrodo burbuliuoja vanduo, maišosi. Tada tokius plaukiančius voblerius ten iš vis neįmanoma juos normaliai paduoti. Normaliai paduoti, jo, tai tada reikia būti sinkingui. Jani, mes nelaužom tradicijos savo YouTube prenumeratoriams, visą padovanojam kažką tais ir parengėm konkursėlį. Šiandien tu nuspręs, ką mūsų subscriberiai gaus dovanų. Naują laivą! O iš to, ką šiandien naudojam? Žinok, galėčiau patart Shimano šitos subliuriukius, kam padėjo vienšiukius. Iš tiesų, floatingai labai gerai dirbo šiandien, gražiai tvičinas ir galima nuplukdyti po šakomis. Tai, manau, šitai bus geri. Žiūrėk, aš galvoju padovanojam visus po vieną. Ir Jozuri, Elmino, senas geras modelis, ir Heavy Flatą, ir vieną Shimano. Tai va, laimėsit 3 vobleriukus, su kuriais šiandien beveik... Lydekas tai su visais pagavom. Viskas, ką jums reikia daryti, norint dalyvauti konkurse, tai prenumeruoti mūsų kanalą, pamėgti šį vaizdo įrašą. Jeigu patiko, pasidalinti su draugais ir komentuoti po jo žemiau. O dabar sumaišėm seką ir nugalėtojas projekto video dabar matote ekrane, ne prieš tai. Sveikinam nugalėtoją, dėl prizo atsiimimo siekite su mumis asmeninę žinutę per Facebook įmonės Messenger paskyrą. Mes ją neeinam dar, pakalbėsim lengvai iki mašinos. Faina diena, gera diena, gera. Personal best pasigerintas, lydekų pridaužyta, upėtakių daug pamatyta. Einam, aptarsim įrankius dar ir įvažiuosim. Ilgas kelias namo mūsų laukia. O, smagi, kaip ir sakiau, dienelė. Ačiū už pamokas, ačiū už parodymą gražių vietų. Jau telefone pasižymėjau, vesiu paskui klientus čia į tautas. Kauju. Gražios Jani upės, pas visą smagu, kai atvykstam į svečius. Kaip rankėlį, iš tikrųjų, paėmiau, net nesakiau, ką paėmiau, tai tokių FL kompanijos, sakykime, ekonominės klasės įrankius, tikrai labai nedaug kainuojančius, visiems įkandama kaina, bet nors siūliau pasikeisti, mačiau, tau visai prilipo, nenorėjai šitą. Nenorėjau pasikeisti, nes aš jau taip ganėtinai ilgais pinigais žajoju upėtakius, pradeda nuo 2, 10, 20, čia 2,35 ir man patinka. Nu, su truputį ilgesniu galima geriau tą masalą paduoti toje vietoje, kur nori ir ilgiau išlaikyti kažkur srovėje. Jo, tas patogiau ženkliai su meškerė. Rita man žiūri iš tikrųjų, iš dizaino graži ir parašyta Trout Secret, tai čia va upėtakiams specialiai skirta. Rita gauti. Punk roko, tokia, žinok, tau Rita tokia gera, tokia futuristinė tokia. Aišku, mes čia skubėdami backingo, nieko nesiviniojom tiesiai į valą, bet kai metimai 10-15 metrų, tai viskas užteko. Nu, man patiko, kad kotas ganėtinai galingas, bet pažiūrėk, buvo tas upėtakis srovėje. Labai gerai, stabdis užvežtas buvo, vis tiek ėmė valą ir jeigu būtų, kaip čia man sako, o žinok, upėtakiam čia reikia 7 gramų kotą. Tai čia būtų tas man kotas kaip baranka. Man dabar buvo sunku jį gauti, tą upėtakį. O čia kotas iki 11, vis dar kietas ganėtinai, jis iš pats iš savęs. Ja, turiu. Ne, tai kai gaudai didesniais masalais, tai tikrai aš irgi įsitikinau iš viso, žiūrėjau ir iki 15 ar paimti, bet va 10-11 gramų šitie kotukai, kuo puikiausia. Šitas ir šapalai, kokioj nedidelė upė, visiškai pakankamai bus. Tai žiūrėk, pasiliktų jį. Pažvėjosi, paskui padovanosi vaikam ar kažkam tais. Ja, oras gražus. Ką dabar kepsnys iš tavęs bus kitai žvejybai? Kur kitą organizuojam? Ar Lietuvą atvarysi, ar vėl svečius kažką pas tave? Žinok, važiuokit svečius, bandysim pagauti 100 šapalų. 100 šapalų. Geras iššūkis. Bet 2 dienom užtruks. 2 dienom. Žiūrovai, žiūrėsit 100 šapalų. Jei žiūrėsit, prenumeruokit ir kad nepraleistumėt. Gerai, ačiū Jani, mūsų ilgas kelias laukęs, tavo kompanija be galo buvo smagu. Iki kitų kartų, ačiū Jums, kad žiūrėjote. Iki.